aš nežinau atsakymo. Aš jums tik pasakysiu, gal jūs tarpe bus kas nors, kas norės studijuoti ekonomiką. Tiesa, yra tokia paprastai visuomeniai daroma klaida, aš nežinau, kaip tas jūsų galvose sukabinta. Žmonės labai dažnai ekonomistus sumaišo su verslininkais. Ekonomistai nėra verslininkai. Ekonomistai yra tie, kurie mąsto, kas atsitinka, kai žmonės sugalvoja praturtėti. Arba kas atsitinka, kai žmonės dalinasi. Visai kitus dalykus. Geras ekonomistas tiesiog negali pagal apibrėžimą būti net ir turtingas ir verslininkas, nes jis turi pirmiausia būti atsietas nuo verslo. Kitas dalykas, mąstymas šiaip nėra labai brangiai mokamas. Tai ekonomistas tas, kuris galvoja, o ne tas, kuris gauna. Tai iš tikrųjų, tai jeigu jūsų tarpe vis dėlto bus tokių, kurie būsite ekonomistai, tai pavyzdžiui, yra daugybė labai įdomių temų, kas iš tikrųjų įvyksta galvoje žmogaus, kai jis nutarė tapti turtingu. Mes galime įsivaizduoti, kad jis nutarė tapti turtingus, kad padarytų kitus turtingus. Nors ką reiškia turtas, aš dar kartą jums sakau, aš nežinau, nematau tame dalyke kažko labai tokio. Reikia aiškiai apsibriežti. O gal yra verslininkas tas, kuriam iš tikrųjų yra labai svarbu turėti kažką. Aš nesenai dalyvau vienoje televizijos laidoje ir kalbėjau apie tai, kad man nepriimtina dabartinė Lietuvos verslo koncepcija, kada yra iš tikrųjų visos bėdos suveliamos ir visos problemos, taip vadinamos sunkmečio, yra sumetamos ant tų silpnesniųjų pečių. Ir tada, kažkodėl tai verslui mokesčius, pavyzdžiui, mažina. Bet čia ne taip esminga, aš čia nedėstysiu jums niuansų ekonomijų, bet man labai ten pasirodė įdomus vienas dalykas tame pašnekesyje. Toje laidoje dalyvavo žmogus, kuris yra verslininkų susivienimo, pramoninkų asociacijos, tokio didžiausio turbūt verslininko susivienimo Lietuvoje ekonomistas, ekonomikos toks sektoriaus vadovas. Ir jisai pradėjo pasakoti apie dabartinę ekonomiką ir staiga sako, čia pasakyta prieš kokią savaitę. Jisai sako, žinot, mes jau nusunkėm tos žmonės, dabar reikia naujų formų rasti. Jis pradėjo man oponuoti, kai aš sakiau, kad iš tiesų jūs išnaudojate. Jis žodį išnaudojat, pakeitė žodžiu nusunkė. Aš žinoma nepraleidau progos, jam kokius 3 kart dar pakartot. Šitą žodį nusunkė pasakėte jūs. Jūs pasakėte, ne aš. Jūs patvirtinate, kad aišku, gal tas mano irgi toks kalbėjimas, jis buvo truputį akcentavimas, kas yra parodymas žmogui, kaip jo kalba jį patį išduoda, bet jis labiau, bet iš tikrųjų, ko aš labai norėjau, kad žmonės, kurie yra kitoje ekranų pusėje, suvoktų žaidimo taisyklės, kad jie save suvoktų kaip tos, kurios galima nusunkti, arba kaip tos, kurie yra laisvi pasakyti, o aš neleisiu tau manęs sunkti. Supratot? Ir ta antroji pusė yra, man atrodo, svarbesnė. Ir kalba apie laisvę. Taigi, iš tikrųjų, laisvas verslas yra laisvas ne tas verslas, kuris yra turtingas. O laisvas verslas tas yra, kuris doras ir suvokia, kad jis yra visada ribos dalykas. Ir tada jau visai baigiu, nes čia galima kalbėti, tikrinsiu laiką. Man sakė palikti laiko jums klausimus atsakyti. Ar turit bent 25 minutės? Bet sakėte, 20 minučių klausimus duosite, aš labai... Ne. Iki 15 po 12 jūs galite šnekėti be jokių problemų. Labai supratau. Žinot, kaip normaliai dėstyti, aš 1,5 valandos galiu šnekėti net naktį prikeltą. Kartais galvojate, kągi čia aš kalbu. Ne, tai žodžiu, bet aš iš tikrųjų dabar tada lyg tai apibendrintama noriu pasakyti dar vieną dalyką. Yra pirmas veiksmas, apie kurį aš jums kalbėjau, yra ribų veiksmas. Taip? Tu tampi laisvas, kada tu bandai suvokti savo ribas. Tada tu turi savo ribas, kurias pastatei, užpildyti turiniu. Tu gali užpildyti turiniu būti turtingu, galingu, svarbiu. Tu gali užpildyti turiniu būti silpnu ir todėl protingu ir galingu. Taip? Bet būtent tu gali užpildyti silpnumu. Ir tada dar vienas dalykas. Tu silpnas visada esi Dievo akivaizdoje. Bet jeigu tu silpnas Dievo akivaizdoje, tai reiškia matantis savo ribotumą ir to, kad tavo ribos yra
to, kad tu esi sukurtas ribos, tu dar turi žengti dar vieną žingsnį. Padaryti tą savo erdvę turiningą jau dabar tikrais dalykais. Man, kažkaip sudėtingai sekasi, aš nežinau kaip jums, man tikrai sudėtingai sekasi kalbėti, kad aš esu žmogus, kuris myli. Logiškai mes turbūt turėtumėm įsivaizduoti, kad savo tą gyvenimą mes turėtumėm užpildyti meilę. Ir aš manau, kad kažkaip mano galvos gabalas jaučia, kad čia yra teisinga. Bet aš kol kas nesugalvojau, kaip čia tą paversti savo gyvenimu. Tai aš turiu kitą būdą, kaip pildyti savo tas ribus. Aš manau, kad labai naudinga jas pildyti atsakomybę. Pavyzdžiui, sąžiningai paruoštomis pamokomis. Mano atveju sąžiningai pasiruoš situacija, kai tu sąžiningai pasiruoši paskaitai. Tu gali užpildyti tam tikrų darbų kitiems. Tu gali užpildyti kokiais nors piešiniais ar parašytomis knygomis. Bet tas turinys, jis iš tikrųjų ir parodo, kiek tavo rėmai yra svarbus. Ir tada tas klausimas, kuris vėlgi yra ne mano, bet jūsų, klausimas, ar rinkdamasis ekonominėje politinėje, ta prasme, tam tikroje savotiškoje pasaulėžiūrų rinkoje, iš tiesų gali būti laisvas. Jeigu tu į laisvę žiūri kaip į ribą, ribos nubrėžimą ir į kaip tam tikrą užtvirtinimą turinio, aš manau, kad tu gali būti laisvas rinkdamasis. Bet aš jums noriu pasakyti, kad tai yra labai sudėtinga. Tikriausiai pagal savo įsitikinimus politinius, aš juos galėčiau apibrėžti kaip visiškai skaidriai būčiau krikščionis demokratas. Aš niekada gyvenime nesu balsavus už Lietuvos krikščionis demokratus. Kodėl? Aš visą laiką pasigesdavau vieno dalyko socialinio turinio jų tikėjime. Aš iš tikrųjų, pavyzdžiui, nesuvokiu krikščionių demokratų, aš dar kartą pakeliu rankas ir pasakau, kai aš sakau, kad aš esu kvaila, aš aišku koketuoju, tai nėra teisinga. Bet pasakyti, kad aš nesu labai protinga, tai yra tikrai tiesa. Aš dėl to netrupučiuką nepergyvenu. Aš turiu tiek proto, kiek jau man davė. Bet aš turiu aišku suvokimą atsakomybės būti sąžininga su savim, taip? O sąžininga su savim tai reiškia ir su jumis sąžininga. Tai aš jums sąžiningai sakau. Mano širdis sako, kad nedora eiti į politiką ir gauti valdžią tik tam, kad prisijungtum prie, tarkime, Lietuvoje konservatorių, kurie pateikia tokį, pavyzdžiui, planą Lietuvai. Čia aš dabar cituoju mūsų valstybės premjero 2009 metų gruodžio 8 dieną, tai yra metai, kaip jis buvo valdžioje, išdalytus tokius lapus visuomeniai. Tame tarpe jie man buvo atsiusti internetu. Ir ten yra nurodyta Lietuvos ateitis. Ir yra ten labai, iš tikrųjų dokumentas yra, jeigu kada nors mokysitės politikos mokslus arba mokotės politikos mokslus, su tarp yra studentų, man sako, jeigu jūs kada nors studijuosite ekonomiką, ten yra labai daug techninių dalykų, bet ten visiškai nėra klausimo, kam tai darai. Ir ten yra tokia lentelė, kokia yra Lietuvos ateitis. Tai ten yra parašyta, kad Lietuva yra labai turtinga žmonių, išsilavinusių žmonių. Ten yra parašyta, kad mes esame viena labiausiai išsilavinusių ES valstybių, man sunku su tuo ginčytis, nes paimamas formalus skaičius, kiek mes turime su aukštoju mokslu žmonių. Bet 40% ten teigiama, mūsų populiacijos yra su aukštoju mokslu. Aš nesiginčiu. Dar ten rašoma, kad 90% mūsų kalba dviem ir daugiau kalbų. Aš irgi nesiginčiu, nors aš tiesą pasakius niekaip nesuprantu, kokia yra prasmė to rašymo. Ir atsiverčiu kitą puslapį ir tada skaitau. Ir mes galime pasauliui pasiūlyti išsilavinusią ir labai konkurentabilę darbo jėgą. Konkurentabili šitam kontekste reiškia labai pigi.